Žaginio bendruomenė yra įsikūrusi 2003 metais. Pernai atšventėme savo 20-metį ir gyvavimas mūsų gan aktyvus. Aktyvus yra todėl, kad yra nebloga taryba. Norime, kad miestelis dar gyvuotų, nebūtų kaip daugelis kaimų mirent. Tai va, organizuojam įvairias veiklas, dažniausiai kultūrinės, tai palei projektus. Stumėmės po trupučiuką, bendraujam su kitom bendruomenėm, tikrai su kaimyninėm. Veiklos vykdome gan nemažai. Taip pat ir socialinės veiklos padedame žmonėm, atsitikus nelaimėje ar visą kitą. Va, taip. Turime pastatų, kuriuose taip pat vykdoma veikla, kokios edukacijos. Viena iš švenčių pirma Pradalgė. Tai jinai užgimusi, kaip ir minėjau, šiemet šventėme 11-ąją Pradalgę, bet 4 metus nevykdėme. To šventės neorganizavome, buvo kitos šventės, tai miestelių 500 metų jubiliejus, bažnyčios 100 metų jubiliejus. Ir aišku, kaip ir visus buvo prislėgęs COVID-as, tai ir mums nepavyko organizuoti pirmos Pradalgės. Kiek mes ją organizuosim, dar nežinau, bet visą laiką organizacinis tas darbas padaro savo. Jis atima nemažai jėgų, nemažai asmeninio laiko reikia paaukoti ir tas savanoriškas darbas surasti ir tų savanorių. Pagalvojai po šventės organizavom, kad dabar viskas reiks sustoti ir pailsėti, bet praeina savaitė kita ir vėl galvoji, ką dabar čia vėl darysim, tai va, susirenka vėl taryba. Aišku, daug prisideda taryba, labai džiaugiamės, kad rajono vietos veiklos grupė labai padeda bendruomenėm, taip pat ir rajono bendruomenių sąjunga, pirmininkas aktyvus, tai tikrai randam bendrą kalbą, daug su jais bendradarbiaujam ir daug pagelbėja.